Sveiki jau ketvirtą kartą. Praeitas pamokas mes išmokome vienus pagrindinių kūno judesių, o šiandien tiesiog pasimokysime žingsnelius, kurių metu galima daryti šiuos judesius. Taigi, pabandysime sušokti paprastus žingsnelius. Iš pradžių su kaire koja, tada su dešine. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir pasisukam. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taigi, darydami šiuos žingsnelius, pabandysime panaudoti kūno darbą, kurį mes išmokome pirmąją ir trečiąją pamoką. Iš pradžių tai bus judesiukas į priekį, į save, į priekį, į save, o po to tą patį pabandysime padaryti ir su pečiais. 3, 4, ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arba greit, lėtai. Greit ir pasisukam. Ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, greit, lėtai, greit, lėtai. Ir iš karto bandome daryti su pečiais. 3, 4, ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, greit, lėtai, lėtai pasisukam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, greit, lėtai. Greit, lėtai. Dabar pabandykime viską sušokti su muzika. Pasisukam. Greit ir su pečiais. Taigi, šiandien atsisveikinam jau prieš paskutinį kartą. Rytoj bus ne tik paskutinė regetono pamoka, bet ir paskutinė šio sezono pamoka. Taigi, laukite siurprizų.